Tai, mėly kolegos, ačiū už pakvietimą, galimybę dalyvauti šitoje konferencijoje. Pirmiausia, aš norėčiau pradėti nuo to, kodėl aš noriu apie tą temą šnekėti. Kitaip sakant, kas man suteikia kompetencijos apie ją šnekėti. Tai visų pirma, aš tikrai labai trumpai paminėsiu, prieš 10 metų parašiau knygą, šitą temą, kuri buvo angliškai išleista, lietuviškai apyvartai jos praktiškai nėra. Galima ją įsigyti, bet jinai, tokiam populiariam diskursui jinai neegzistuoja. Ir toje knygoje pradėjau klausti tokius pamatinius klausimus ir pradėjau abejoti tais įprastais pasakojimais apie tai, kad mes čia galėjom, norėjom, nesutiko kažkas, tai Smetona norėjom, ministrai nesutiko. Aš pradėjau klausimą kelti kaip ir sporto varžybose. Jeigu mes analogiją pasižiūrėtume, perkeltume sportininką į 39-40 metus ir sakytume, Smetona jam neleido dalyvauti pasaulio čempionate, dėl to jisai nelaimėjo. Jisai nenubėgo. Aš pradėjau abejoti šitą tezę, kad kažkas neleido ir mes nepadarėme. Ir pamatinė idėja iš tos knygos, kuri ateina, tai kad mes negalėjom nubėgti. Mes negalėjom nubėgti ir politikai tai puikiai žinojo, kad mes negalėjom nubėgti. Ir čia susišaukė mano tą pagrindinę tezę su Manto teze apie tai, kad supratimas, ar tu gali priešintis ar negali priešintis, yra vienas tokių, pamatinių, svarbiausių. Tai Lietuva turėjo visą eilę problemų, jinai, iš visiškos periferijos ekonominės ir tos pasaulio, ekonominėje sistemoje per tarpukario laikotarpį išauga iki pusiau periferijos. Tačiau jinai turi visą eilę problemų ir jeigu mes žiūrime į tuos pasirinkimus, kariauti, nekariauti, jinai atitinka visą eilę problemų, su kuriomis susidurdavo jau nuo Balkanų karo laikotarpio tos agrarinės Europos valstybės. Tai, nieks nebejoja, pagal BVP skaičių, tai yra kiek, kad tai yra tipinė agrarinė valstybė ir paprastai, ką rodo praktika jau nuo 20 amžiaus pradžios, kad tokios valstybės paprastai žlugdavo karinio konflikto pradžioje. Visų pirma, vyriausybė būdavo neatspari, kadangi geografiškai paprastai tai būdavo nedidelės valstybės, centrai pagrindiniai yra labai lengvai pažeidžiami, tiekimas netobulas, motorizacija žema, geležinkelių tinklas labai irgi nėra tankus, skirtingai negu vakarų Europoje, kokia Belgija, Olandija ir panašiai. Ir valstybė susidurdavo iš esmės su labai rimtu ekonominiu iššūkiu, kad jinai nesugebėdavo iškilus pavojai iš anksto skelbti mobilizaciją. O ultimatumo atveju vėluodavo skelbti mobilizaciją arba nesugebėdavo mobilizuoti savo karinių pajėgų. Kitaip sakant, silpna ekonomika negalėjo išlaikyti ilgalaikės politinės karinės įtampos ir mobilizacijos spaudimo. Ir jeigu pasižiūrėsim tarpukario Lietuvos istoriją ir visas tas krizes 38, ir man čia minėtas 38, 39, 40 metai, nei vienu tuo atveju Lietuva nesugebėjo mobilizuoti ir aš apie tai detaliai pašnekėsiu. Ir dar vienas aspektas, kuris yra su tuo susijęs, aišku, yra ginklų pramonės ir sunkioji pramonė. Be sunkiosios pramonės, kitaip sakant, negali sukurti gyvybiškai, įtikinamos savo karinės galios. Ir tai labai gerai suprato, tarp kitko, 39 metais Lenkai savo kailių, realiai, nes ambicijos buvo didelės, bet tos industrializacijos pastangos buvo per mažos, nepakankamos, kad galėtų pasipriešinti Vokietijos kariuomenei arba Sovietų Sąjungos kariuomenei. Tačiau čia aš tokią nedidelę remarką noriu padaryti, kad vis dėlto, jeigu lyginti dabartinę Lietuvą ir tarpukarinę Lietuvą, tai pasiekimai šitoje srityje, ginklavimuose srityje, savo karinės pramonės kūrimo srityje buvo didesni tarpukario Lietuvoje. Vis dėlto tuo laikotarpiu gamino savo lėktuvus, kiek jie ten buvo efektyvūs ir aišku, tai nebuvo aukščiausios klasės ir atitinkantis geriausius tarptautinius standartus aviacija, bet jinai buvo savo aviacija, jie turėjo galimybę kurti tą aviaciją. Dabartinė, pavyzdžiui, galimybė, Lietuvoje čia niekas nešneka apie kažkokios aviacijos kūrimą. Linkaičių gamykla turėjo visą spektrą produktų nuo minų, artilerijos sviedinių, planai ginkluoti, tai yra gaminti lengvąją ginkluotę, buvo konstruojama, modifikuojama, pritaikoma ir taip toliau ir taip toliau. Ko mes dabar viso šito neturime? Mes turim Giraitės gamyklą prie Kauno,
kuri, žodžiu, veikia kaip, nors jinai valstybė yra steigėja, bet jinai veikia kaip UAB ir jos, kaip sakant, plėtra yra labai 2 kalibrų šovinius gamina, ta prasme, visa ta Lietuvos kariuomenė, karinė tokia valdiška pramonė. Ne? Yra privačios daug iniciatyvų, ta prasme, kurie dirba žmonės su įvairiom pažangiom technologijom, yra pažangių verslininkų, yra koksai Safarilando gamykla, kurie amerikiečiams priklauso Kaune, sakykime, tų pačių šarvinių liemenių, šalmų ir panašiai. Tai yra nieko bendro neturinti su Lietuvos valstybei priklausančių tekstilės institutų, labai dažnai maišo šitos dalykus. Bet yra tokių įmonių, tarsi, kurios yra pažangios, bet tai nėra valstybės pastangos, nes tos visos įmonės dabar egzistuojančios jos pardavinėja ten Singapūrą, Šveicariją ir panašiai savo produkciją. Ir jie šitos lietuviškoje rinkoje nefunkcionuoja. Lietuvos kariuomenė, kitaip sakant, iš jų praktiškai nieko neperka. Na ir kada šnekame apie... O, čia man nuplaukė. Nyksta vaizdai. Gerai. Laukit, aš pakelsiu viršų. Na ir vienas svarbiausių parametrų, apie kurių mes turime šnekėti, kada žmonės ir politikai priiminėja sprendimus priešintis, nesipriešinti, man tas truputį apie tai užsiminė, tai vis dėlto yra galios faktorius. Mes apie galią nesame linkę šnekėti, labai nenoriai tuos klausimus diskutuojam. Tai nėra diskutuojama ir tiek akademiniai literatūrai labai plačiai, tai yra tam tikra, aš sakyčiau, politinė necenzūra, cezūra tokia uždėta šitai temai, nes galios santykius nagrinėti nėra labai populiaru, kada nagrinėjam tarptautinę politiką, visi daugiau čia apie vertybės, apie hierarchijas, apie pripažinimą, ne, apie tarptautinės teisės viršenybę ir panašius dalykus. Bet galios balansas, karinė galia, ugnies galia, Lietuvos kaip agrarinės valstybės, nežiūrint to, kad man tas čia labai pozityviai minėjo tas 5 divizijas, tai tokiam gyventojų skaičiui, koks buvo tarpukario Lietuvoje, 2,5 milijono iki Vilniaus krašto prijungimo, vokiečiai būtų mobilizavę apie 10 divizijų iš tokios šalies. Pirmo pasaulinio karo praktika rodo, kad maždaug viena divizija, pėstininkų divizija, 17 000 žmonių yra mobilizuojama nuo 292 000 gyventojų. Čia yra tikslus paskaičiavimas, vokiečiai viską mėgdavo skaičiuoti tiksliai. Tai jie mobilizuotų praktiškai vos net 2 daugiau, negu kad Lietuvos planuose buvo, nes ginkluotės Lietuvos kariuomenė turėjo irgi tai apie 120 000. Bet niekada jinai viso to, visos tos kariuomenės nebuvo niekada įskleidusi, niekada jos nebuvo mobilizavusi, jinai buvo tik tai kaip teorinė galimybė, kad mes taip galėtume daryti. Nes per visą laikotarpį, jeigu jūs pasižiūrėsite, iki pačios okupacijos, birželio mėnesį Lietuvos kariuomenė neviršė 24 000 žmonių. Net didžiausių pavojų laikotarpį 24 000 žmonių, tai ir birželio mėnuo, gegužės mėnuo, karas tarp Vokietijos, Prancūzijos, Paryžius yra užimamas, ne, ir, žodžiu, Lietuva nereaguoja visą tai. Lietuva realiai nereaguoja, jinai, ta prasme, nedidina savo potencialo, karinio potencialo ir ugnies galios. Ugnies galios yra atskiras dar klausimas, galėsime ten, jeigu ten paskui diskusijoje bus tų klausimų, galėsim apie tai detaliau šnekėti. Bet karinė galia ir ugnies galia yra problematiškos ir aišku, su dabartiniais laikais lyginant, irgi čia tokia, jeigu kalbant apie tą Ukrainą, nes aš apie tą Ukrainą atskirai čia stengsiuosi nešnekėti, gal per lietuvišką pavyzdį jums apie ją šnekėsiu, tai įsivaizduokit tas pats artilerijos, ten 2 prie 1, o čia kur man tas minėjo, sakykime, santykis Rusijos su Ukrainos fronte, bet jeigu jūs pasižiūrėsite, kokiu frontu, sakykime, bandytų Lietuvą užimti Rusiją, kartu su Baltarusija, sakykime, tai vis dėlto prieš mus būtų maždaug 10 kartų mažesnė grupuotė negu Ukraina. Ir taip pat mes turime turėti realiai 10 kartų mažiau negu ukrainiečiai. Bet yra problema tai, kad mes turime 100 kartų mažiau negu ukrainiečiai, o ne 10 kartų. Ta pati savieigia artilerija, man tas minėjo, 16 saviegių pabūklų, dabar čia atviri skaičiai, visi puikiai viską žino. Neaišku, kada kažkas kitas atsiras, ta prasme 16 saviegių, ukrainiečiai karo pradžioj turėjo 1500 saviegių pabūklų artilerijos, 1500. Tai mes turėtume turėti minimum 150. Kada pas mus atsiras 150? Negirdėjau tokių planų, per 1,5 metų Lietuvos kariuomenė nepadidėjo iki daugiau negu 1,5 brigados, kuri buvo prieš karo pradžioje. Tai čia mes dabar, ta prasme, mes susidurime su ta pačia problema, su kuria susiduria tarpukario Lietuva. Mes neturime organizacinių gebėjimų, mes neturime organizacinių techninių gebėjimų
išvystyti ir staigiai išskleisti karinės pajėgas. Plus doktrininiai dalykai, doktrinos dalykai tai, kad doktrina Lietuvos visą laiką buvo gynybinė, kitų valstybių, su kuriamis jinai susidūrė, kurios buvo potencialiai jos priešininkės, buvo puolamoji doktrina. Netgi Lenkai turėjo puolamąjį doktriną, tarp kitko. Ir dėl to mes negalėjom sukurti mes neturėjom galimybę sukurti asimetrinę grėsmę. Na, šiaip geopolitikos bruožus gal neisiu. Taip, čia turbūt diskutuojant su Norbertu dėl pilietinės visuomenės, lyginant Lenkiją, Lenkija buvo kur kas demokratiškesnė negu Lietuva, senacijos režimas buvo pluralistinis ir demokratinis režimas, nereikia užmiršti. Senacija. Jis buvo kontroliuojama demokratija, galėtumėt palyginti su šių dienų Rusija, kažkas tokio panašaus. Jedinoje Rusija yra viena politinė jėga, bet yra ir kitos politinės partijos, yra Seimas Lenkijoje. Lenkijoje Seimas yra renkamas pastoviai, žodžiu, Lenkija išlieka savo formą demokratinė valstybė. Skirtingai negu Lietuva, kuri 26 metai yra konstitucionalizmo, aš galėčiau sakyti, Lietuvos krizė, rimta krizė, ir mes turime tikrą autoritarinį režimą. Kur vienas žmogus priima praktiškai visais klausimais, visus klausimais sprendžia. 36 metų Seimas yra grinai imitacinis, aš palyginčiau su sovietiniu Seimu. Jis irgi, na, žinot, konstitucija Stalino 36 metais priimta ir tas Seimas, kuris buvo Smetonos 36 metų, jis yra grinai imitacinis. Jame net nebuvo įmanoma turėti daugia partinę sistemą. Taip, vidaus politikai šitie klausimai susiję su demokratiškumu buvo svarbus, aš kaip pavyzdys, sakyčiau, žmonių nuotaikoms irgi buvo svarbu. Vieną personažą, tai noriu atsitiktinai čia iš archyvo paėmiau vieną bylą žmogaus, Vaclavas Jarošikas, gimęs Varšuvoje 1892 metais, vienas pirmųjų Lietuvos savanorių, kuris yra karinės ligoninės steigėjų, karo lauko ligoninės steigėjų Lietuvoje. O kaip atsitiko, kodėl jis tapo tos žodžius ligoninės steigėjų, todėl, kad jisai sanitarinėme traukinyje carinės Rusijos 16 metais susipažino su Vaižganto dukterėčiu ir atsidūrė Lietuvoje. Bet jeigu jūs pasitelsite paskui jo bylas, sakykime, iš to pačio VSD, ką VSD tai išnekėjo, tai jisai, nežinant to, kad jisai ten steigėjo, žodžiu, tą ligoninę, žodžiu, karo lauko sutvarkė, ten tų krūvą sužeistųjų, ten išgelbėjo, išvežė ir panašiai. Jisai buvo laikomas nepatikimas, o kodėl nepatikimas, todėl, kad namuose kalbėjo lenkiškai. Nu, tai tas aspektas buvo labai svarbus ir galų galiais 30 metais pašalinamas iš kariuomenės, todėl, kad kaip nepatikimas politiškai ir nusišauna. Ir tokių istorijų labai daug, visai Lietuvos kariuomenė. Taip, dabar jeigu kalbamės labai dažnai, čia pratęsiant tą agrariją, ne agrariją, kiek ta Lietuva agrarinė, ne agrarinė valstybė, imsim, jeigu tas pačius tarpukario diplomatus, labai dažnai Kaunas buvo lyginamas su Tirana. Aš esu iš Vytauto didžiojo universiteto, iš Kauno, bet ta prasme, tuo laiku tai buvo su Tirana lyginama. Dabar gal su Nica, ne, bet tais laikais su Tirana. Tai dabar, jeigu realiai, mes sakome irgi labai dažnai tokie stereotipai lietuviški yra apie tai, kad mes čia buvom, visos Baltijos valstybės buvo labai viena kito artimos, ten kokie Estija ir Latvija vos ne su Danija konkuravo prekyba kiaulėmis. Tai realiai Lietuvos BVP, jeigu mes lyginsime su Estija, Latvija ir Suomija, yra beveik pusė tik tai to. Tarsi Lietuva yra skurdi valstybė lyginant su Latvija, Estija ir Suomija. Ir dar labai vienas svarbus parametras, kada mes šnekam apie galimybę priešintis ir politikų mąstymą apie galimybės pasipriešinti ir kažką realaus padaryti, kad visų trijų Baltijos valstybių BVP buvo lygus Suomijos BVP. Tai prasme, Suomija buvo tiek turėjo turto, tiek finansinių ir demografinių galimybių, tarsi žmonių, dirbančių, kas buvo prilyginama visom trim Baltijos valstybėms. Tarsi Lietuva buvo mažiausiai produktyviai, bet, pavyzdžiui, Latvija, Estija buvo pakankamai produktyvės, bet jis turėjo kur kas mažiau gyventojų, mažesnį gyventojų skaičių. Na ir dar viena iliustracija tam. Aš vargstu su to prisijungimu. Ne, reikia arba keiksmažodį čia.
Tai va, tai pavyzdžiui, ligoninės. Ir kariniu aspektu mes turim kalbėti apie sistemos rezultatyvumą, o ne efektyvumą. Labai mes dažnai, kada ir dabar esame įpratę kalbėti apie efektyvumą, pavyzdžiui, valstybės valdymo efektyvumą, bet mums reikia kalbėti apie rezultatyvumą. Tai va, jeigu rezultatyvumą 10 000 gyventojų, 39 metai, 97 lovos, beveik 98 lovos, ligonių lovos yra Vokietijoje, 16 Lietuvoje, 63 Latvijoje. Tai jau čia, kalbant apie sanitarinę rūpybą. Ir iš to yra susijęs ir klausimas, ir problema susijusi su kiek tas buvo stiprus demografinis faktorius Lietuvoje. Kiek tie žmonės buvo sveiki, kad juos galima būtų imti į kariuomenę. Tai čia va ta diskusija yra, nes nusiskundimai, jeigu jūs imsite ataskaitas, pavyzdžiui, karo medikų tarpukario Lietuvoje, įvairiausių komisijų ir taip toliau, kad yra rimtos problemos su žmonių sveikata, kadangi jie yra prastesnės sveikatos negu iš kaimyninėse valstybėse. Todėl, kad nėra valdiškos, realiai nėra valdiškos medicinos, sistemiškai. Ne? O visos kitos valstybės, sakykime, taip pačiai Latvijoje, taip pačiai Vokietijoje, rytprūsiuose. Ir tarp kitko didžiausia pažanga, kur Lietuva padarė savo laiku, tai Klaipėdos krašte, ten labai daug investuodama į sveikatos apsaugą ir, sakykime, tos ligoninės buvo sukurtos. Aišku, ten atsirado Kauno klinikos, buvo daromi darbai, bet ta startinė pozicija buvo pakankamai žema. Taip, ir dabar karinis biudžetas praktiškai visą laiką išlieka daugmaž stabilus, apie 25% viso biudžeto. Dabar mes įpratę BVP čia skaičiuoti, ne nuo bendro nacionalinio produkto, nuo bendro visuminio produkto. Tais laikais buvo skaičiuojama kokia biudžeto dalis, tai apie 25%, nuo trečiąjį dešimtmetį 25% biudžeto eidavo kariniams reikalams. Kiekvienas Lietuvos pilietis maždaug sumokėdavo gynybai 25 litus. Jūs galite pasakyti, tai daug mažai, sunku pasakyti, bet tarpsime, mano nuomonė tai pakankamai mažai. Tai, žodžiu, kiekvienam Lietuvos piliečiui, kadangi mokestinė bazė buvo pakankamai siaura, žodžiu, neversli valstybė, tai daug tų pinigų ir nebuvo toj Lietuvoje. Tai, žodžiu, Lietuva pakankamai, tai daug kainavo, įsivaizduokit ketvirtadalį biudžeto, dabar ketvirtadalį biudžeto, jeigu skirtume, ne? Turėtume turbūt apie kokius 5 milijardus skirti dabar, grubiai, taip iš Lietuvos biudžetas yra apie 15-16 milijardų eurų, tai įsivaizduokite, jeigu skirtume 5 milijardų, grubiai 4 milijardus. Tai būtų turbūt, visi turbūt piktintumėties, bet tais laikais, ta prasme, tai buvo norma, viskas tvarkoja, bet problema buvo, kad apskritai biudžetas buvo mažas ir valstybė buvo neturtinga. Ir atitinkamai biudžetas buvo dėl to mažesnis, bet per capita investicijos, jeigu žiūrėsime, Norkus, Zenonas Norkus iš Vilniaus universiteto yra paskaičiavęs, jisai teigia, kad per capita skaičiuojant Lietuvoje investicijos į kariuomenę buvo didesnės negu kaimyninėse valstybėse. Bet tai valstybei nepadėjo. Na ir dabar krizės pagrindinės, kuriuose atsiskleidė įsivaizdavimo problema, ką mes galim, ko negalim, ir savo galimybių vertinimo problema, kur atsiskleidė. 38 kovo krizė, Lenkijos ultimatumas, Klaipėdos krašto anekcija po metų, 39 metų žygis į Vilnių, galima čia vardinti ir 40 metų irgi čia, sakykime, okupacijos laikotarpis. Tai dabar labai trumpai, kas labai ryškiai matosi, čia galėtume apie skaičius kalbėti, praktiškai visi tiek užsienio karinio atašė vertinimai, ta prasme, kurie iš šono žmonės, atvyksta šneka, pavyzdys yra toksai Mitkevičius, Lenko karinis atašė, 38 metais jo yra atsiminimai išleisti, kaip jie vertina Lietuvos kariuomenės galimybės. Iš principo teigiama, kad kai kurie elementai kariuomenė yra neblogi, ypatingai kavalerija, Talat Kelpša, tarp kitko, generolas nusipelno daug pagirų, kadangi ir arkliai geri, žodžiu, viskas ir pasitempimas, ir viskas tvarkoja, bet visa kita yra labai rimtai problematiška, visų pirma, ir vienas iš svarbių aspektų tai, kad nei kareiviai, nei karininkai, nei vadovybė neturi iniciatyvos, iš viso karinės iniciatyvos, tarsi, kaip elgtis paprasčiausiose situacijose. Kitaip sakant, linkę klausyti, kas jiems yra pasakyta, ir aklai vykdo nurodymus.
ir nėra patirties, ir nėra galimybės valdyti didesnius junginius negu batalionas. Realiai didieji generolai, tarsi negalėdavo suvaldyti daugiau negu bataliono dydžio junginio. Čia buvo rimta problema. Šauktinių kokybė irgi yra kaip, tas pats politinis išprusimas, aš šnekam, kas pasiryžęs tą tėvynę ginti. Politinis išprusimas, kad aišku, buvo ir pastovus skundai apie tai, kad žmonės nesupranta, ką jie ten daro, yra neužimti, nemokomi normaliai, dirba ūkinius darbus, nes paprastai tie visi, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės pulkai būdavo suformuoti, nepilnai pagal, kitaip sakant, nepilnai pagal sąrašus, kurie priklauso. Kitaip sakant, sakykim, tam pulkas turėdavo 3,5 tūkstančio būti, realiai pulkas būdavo po 1,5 tūkstančio. Turėkite omeny, kad motorizacija ir mechanizacija buvo labai žemo lygio, daug rankų darbo reikėjo visur, tai, pavyzdžiui, ten kokie kavaleristai tik tai ir mėždavo ten tas, arklydės, tus arklius tik prižiūrėdavo. Tai jeigu turėdavo neišskleistus pulkus, tai tokia situacija, ūkiniai padaliniai. Tai šauktinių kokybė buvo tikrai prasta, atkreipiamas dėmesys visą laiką yra apie, ta prasme, labai prastą tiek karininkų, tarp kitko čia karininkų, kai kurie karininkai, kurie ten užsienį baigė ir taip toliau, iš jų buvo tikimasi daug, bet realybė buvo tai, kad jie vis dėlto su ta tauta nemokėjo dirbti. Žodžiu, su ta tauta, kuri ateidavo į kariuomenę, daug žmonių pusiau raštingi, neraštingi, techniniai, ypatingai problemos buvo suformuoti techninius padalinius, kokie vairuotojai, sakykim, ten, kokie ten, žodžiu, artileristai. Tai čia tokios bendra problema, kuri matosi praktiškai visose inspekcijose, kada inspektoriai važiuodavo ir tikrindavo karinius dalinius, vertinimas buvo pakankamai labai kritiškas visų atžvilgių. Didžiuliai patikrinimai, gyvenimo jau padiktuoti patikrinimai buvo iš karto po Klaipėdos krašto okupacijos, kada buvo bandoma įskleisti tos pasienio apsaugos batalionus. Ir tada buvo susidurta su rimtom problemom tiek materialinio aprūpinimo, tiek pačios mobilizacijos principų, žodžiu, galimybė įgyvendinti juos, tiek dezorganizacija, tiek apskaita, tiek paprasti dalykai, pavyzdžiui, ten kokie pakinktai, sakykime, iš gyventojų buvo rekvizuojami. Dabar atimtų iš jūsų automobilius, jeigu čia karas būtų, ne, ten iš džipus, kas turite, tai žodžiu, paimti iš. Bet tais laikais, ta prasme, imtų arklius, pakinktus ir panašiai. Tai, pavyzdžiui, pakinktų būklė, arklių fondas, žodžiu, tai, ką žmonės atiduodavo mobilizacijai kariuomenę, paprastai būdavo labai žemos kokybės. Materialinis aprūpinimas taip pat įpratėmės matyti tos visus, žodžiu, paveikslėlius, žurnalus, ten koksai karys ir visą kitą, kur čia Lietuvos kariuomenė, žodžiu, pasitempė su šalmais ir panašiai. Tai realybė, pavyzdžiui, aš galiu paminėti pavyzdys 4 artilerijos pulkas, kurie buvo labai susirūpinta, kadangi jis turėjo remti 3 diviziją vokiečių invazijos atveju 39 metų vasarą, buvo tikimasi po Klaipėdos okupacijos, kad bus invazija. Tai pavyzdys yra, pavyzdžiui, 80% kareivių neturėjo šalmų. 100% neturėjo pošalmių, 30% neturėjo šovininių, ta prasme, susidėti. Ta prasme, lygis buvo, ta prasme, problemos labai rimtos. Jau nekalbant apie kadrų trūkumą, karininkai, ten kiekvienai baterijai po vieną karininką, kuris kažką tai mokėjo. Tai žodžiu, Lietuvos kariuomenė turėjo labai daug materialinių, organizacinių, žmogiškųjų, sakytume, šiais laikais žmogiškųjų resursų problemų. Na ir tas supratimas, kad tai yra labai problematiškas aspektas Lietuvos kariuomenės ir galimybės priešintis, aukščiausia vadovybė puikiai suprato. Bandant okupuoti, jau kada artėjo okupacija Klaipėdos krašto 39 metais prieš vokiečių ultimatumą po Seimelio rinkimų, net neina kalba apie priešinimąsi Vokietijos kariuomeniai. Galvojame apie tai, ką daryti, jeigu kils vietinis sukilimas. Jeigu vietiniai Ornus Dinstas vokiškas sukils, ką mes turėsime daryti. Ir išvada buvo viena, kad mūsų pajėgos su kiekvieną savaitę silpnėja, nestiprėja tenais, mes neturim pakankamai organizacinių priemonių, visi atsisako, ten, sakykime, vietiniai atsisako duoti mobilizacijai reikalingus sunkvežimius, šaulių skaičius mažėja, Šaulių sąjungos narių skaičius mažėja, jie tirpsta tiesiog. Išlieka tik tai tie, kurie yra iš viso nešauktiniai karinę tarnybą.
žodžiu, ginkluotė tas pats, aprūpinimas, žmonės buvo mokinti savo laiku, ten karinėje tarnyboje tarnavę su Maksimo kulkosvaidžiais, jiems išduoda Brno, ten tos BR-26 lengvuosius, žodžiu. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, žodžiu, buvo supratimas, kad mes negalime netgi vietinio sukilimo numalšinti, kadangi pas mus yra elementari betvarkė, organizacinė betvarkė. O jau kada jau reali invazija prasideda, 39 metų vokiečiai kovo mėnesį užima, tai ten kalbos apie kažkokį pasipriešinimą realiai nėra, nieko nėra mobilizuota. Ten Pagėgiuose stovi tik tai 9 pulko viena kuopa, žvalgybos vadinama su dviračiais, dviratininkai. Tai jie ant Nemuno kranto sugula tenais priešais tai yra prieš Tilžę, ne prieš Karaliaučių, prieš Tilžę. Ir jiems paskui liepia pasitraukti. Viskas, kitaip sakant, pajėgumų papildomų, kad čia būtų mobilizacija ir, ta prasme, kariuomenė įeitų ir bandytų ginti tą Klaipėdos kraštą, net jokių bandymų nėra. Ta prasme, niekas apie tai net nešneka. Ir va ta praktika, ar tai Lenkų ultimatumas 38 metais, ar Klaipėdos ultimatumas, kariuomenės vadovybė aiškiai supranta, kad jinai turi rimtas problemas su tai, ką jinai valdo. Kitaip sakant, kariuomenė turi rimtas problemas. Ir kariuomenė negali būti faktorius politikoje ir jų tarpe užsienio politikoje. Ir čia vat, mes susidurime su problema, kas yra kaltas. Ir čia tas klausimas, žinot, kadangi vis tiek gynybos politika yra politinio elito klausimas. Ir čia, kaip ir dabar galėtume klausti, kas yra kaltas, kodėl Lietuvos pajėgumai nuo ukrainietiškų skiriasi 100 kartų. Proporciškai. Tai tais laikais tie klausimai, aišku, niekas nedrįso jų klausti. Ir, tas rezultatas, jisai buvo logiškas, 40 metų rezultatas, savotiškai buvo, kada kalbama apie pasipriešinimą, galimybę pasipriešinimą, jis buvo logiškas. Jie priėmė racionalų sprendimą. Čia mano pagrindinė tezė, pagrindinė išvada. Tai aš ties to noriu pabaigti, o paskui galėsime čia diskusijos sudalyvauti, žodžiu, po kavos. Ačiū Jums labai.